Aš kai uždavė klausimą, tai iš karto pagalvojau, aha, tai Lietuva pas mus buvo visą laiką sovietmečiu. Jinai niekur nebuvo dingusi. Pirmiausia tai, kad kas vakarą būdavo klausomasi Laisvosios Europos radijo, Vatikano radijo, Amerikos balso. Tėtis grįždavo iš Zarasų iš darbo. Aš prisimenu visą laiką, net dar nebuvo prasidėjęs atgimimas, būdavo klausomasi šitų laidų. Ir praktiškai visą laiką. Kiekvienas vakaras ir tie šaukiniai yra įsigėrę jau į atmintį labai gerai. Mano senelis, žinatelise, jisai buvo 41 metų sukilėlis ir jisai buvo išvežtas. Bet kada Stalinas mirė, jis buvo sugrįžęs namo, bet jam neleido pasilikti. Taigi tėtis, sakykime, taip augo be tėvo, nes jisai turėjo išvažiuoti į tremtį. Atgal, ten į tą kaimą, kur jisai gyveno, tėtis ieškojo savo tėčio, bet nerado. Netgi dirbo kurį laiką Komijoje tam, kad galėtų važinėti, jaunas kaip buvo, kad galėtų važinėti po tuos kraštus. Jis nesiskalvojo, kad jo tėtis yra Komijoje, nes jisai iš pradžių buvo ištremtas ir kalėjo lageriai, būtent ten, ir jam nepavyko rasti. Kurį laiką gyvenau pas močiutę, pas tėčio mamą, nes arčiau buvo mokykla. Ir istorija tokia, kadangi, sakiau, senelis buvo sukilėlis ir kaimynas, ten daug kaimynų buvo, 19 suveikė tų sukilėlių, jie paskui visi buvo išvežti ir apie vieną kaimyną istoriją. Iš vaikystės aš ją atsimenu labai gerai, tada nežinojau, kaip tai vyko, kas ten vyko ir kodėl vyko, bet žinojau, kad ta istorija labai baisi. Tas kaimynas pas mus buvo toksai Jonas Paučinskas, ateidavo kartais padėti, pagelbėti. Ir tik vėliau jau kaip augau, sužinojau, kad jo to Paučinsko tėtis irgi buvo sukilėlis ir jis suėmė irgi išvežė į Sibirą. Tuo tarpu jo žmona, žinodama, kokiais baisumais tenka susidurti žmonėm, kurie susiduria su NKVDistais ir su KGBistais, jinai surinko savo vaikus, jų buvo, neprisimenu, man atrodo, 5, išvirė muilą. Čia reikėtų pasidomėti, sužinos, ką tai reiškia, ta muila. Jono nebuvo namie. O jie visi išgėrė tą muilą ir visi numirė. Prasidėjus dar 87 metais, tėtis pradėjo važinėti į 87, taip, pradėjo važinėti į Vilnių. Jis pradėjo bendrauti būtent su Antanu Terlecku, su kitais ten, su Bogušiu. Tuo metu Bogušis buvo Gintaras, man atrodo, jeigu neklystu, čia jo yra vienas laiškas. Mes turim Gintaras, tai Bogušis, jis buvo irgi tarp disidentų tuo metu. Ir čia irgi yra laiškas įdėtas. Vienas iš jų. Tik čia kalba apie spaudą, kurią galima platinti ir atvežti. Tai čia yra pas mane laiškas, kelintų čia metų, 87 metų laiškas. Kaip tik yra. Tai va, tai žodžiu važiuodavo į Vilnių ir atsiveždavo spaudos, atsiveždavo įvairių dalykų. Brošiūrų, visokių atsišaukimų, plakatų. Vilniuje jau buvo prasidėję visokie judėjimai. 87 metais, bet būtent jisai vėliau jau dalyvavo ir tame renginyje prie Mickevičiaus paminklo. Ir būtent 87 metais pas mus atsirado vėliavašiai. Ją pasiūlo Genutė Šakalienė.
kai tetė pradėjo važinėti iš Zarasų į Vilnių, ant kaptūro atsirado maišas. Maišas, kuriame būdavo kasdieną praktiškai, arba į savaitę kažkada pripjausto duonos ir šitą deda į orkaitę, į kaptūras, tai sakykime, čia aš neteisingai, ant to sienelės pakabintas maišas, šildomos sienelės pečiaus. O orkaitė, tai orkaitė, pečiaus orkaitė, tai tokia, Ir visą laiką būdavo džiovinama duonytė. Ir paskiau ta duonytė buvo dedama į tą maišą. O kai pasibaigia, kai maišas prisipildo, įmamas kitas maišas, į kitą maišą pilama, o tas senasai maišas supinamas gyvuliam. Ir buvo tikrai neaišku, niekas nieko nekalbėjo, apie ką čia eina kalba. Močiutė niekada nepritarė tėčio važinėjimui į Vilnių, bet jinai nebuvo prieš Lietuvą, nieko, ne tai, bet jinai tiesiog turėjo patirtį, kuri buvo baisi patirtis. Ir tikriausiai jau aišku, apie ką eina kalba. Tas maišas buvo laikomas tam, kad kai veš, kad būtų maisto. Aš asmeniškai irgi anksti žinojau istoriją, nes mes turėjom, šapoką, turėjom tuos dalykus, kai tėtis atvežė iš Vilniaus. Iš Sruogienės tą knygą istoriją. Turėjom tokios tikros literatūros, kuri kalbėjo apie istoriją, ir tada istoriją žinojom labai gerai. Man istorija labai tikrai patiko ir aš domėjausi ir aš tada žinojau, kas vyksta.